Sveiki, šiandien aš Perpinjane, už mano nugaros yra Perpinjano pilis. Lietuvos policininkai sako, kad neįmanoma nustatyti, kur aš esu. Nu kaip neįmanoma, Aš esu banditas, kuris visada filmuoja video kažkokio istorinės vietos, kažkokios fone. Va čia yra Perpinjano pilis. Ji yra tik tai Perpinjane. Ant jos yra Prancūzijos vėliava. Štai vat vėliava. Ir Katalonijos vėliava. Dėl to, kad čia šnekama kataloniškai. Perpinjane. Koks gražus miestukas. Tai va, tai pedofilas Egidijus Kūris teigia, kad mano kanalas yra vien apie jį. Ir tai yra netiesa. Apie jį tai vat yra 4 video, o 2 iš tų 4 jau užblokuoti video. Jūs nespėjat žiūrėti mano video apie pedofilą Egidijų Kūrį, dėl to, kad jos Lietuvos teismo sprendimu greitai blokuoja. Ir mano tikslas visada buvo turėti tik tai vieną video apie pedofilą Egidijų Kūrį, kur aš pasakoju, kaip vaikystėje, kai aš buvau nepilnametis, jis bandė bučiuoti mane į lūpas, savo lūpomis. Jis bandė bučiuoti mane į mano lūpas. Be to, jis žadėjo, kad jeigu aš su juo pasimylėsiu, kai aš buvau nepilnametis, aš gausiu iš Sorošo fondo stipendiją studijoms Amerikoje, JAV, nemokamai studijos Amerikoje, plus stipendija apmokėtų man nuomą, būto nuomą ir maistą Amerikoje. Štai taip žadėjo pedofilas Egidijus Kūris, jeigu aš su juo pasimylėčiau, kai aš buvau vaikas. Ir aš apie tai šneku, bet tai yra mano gyvenimo problema. Ir dėl to aš norėjau visada, kad būtų tik tai vienas video apie pedofilą Egidijų Kūrį. Bet kadangi kiekvieną mano video blokuoja, tai man reikia įrašyti naują. Ir taip, vat aš dabar prie 4 esu video apie pedofilą Egidijų Kūrį. Jeigu jis nusiramintų, tai kabėtų tik tai vienas video ir viskas. Bet jis nenusiramina, tai todėl man reikia naują. Ta blokuoja, tai man reikia naują. O šiaip mano kanale yra 800 video. 800. Tai yra daug. Ir iš jų apie pedofilą Egidijų Kūrį tik tai vienas neužblokuotas. O jeigu tie nebūtų blokuojami senesni, tai aš ir naujų nedaryčiau. Man, tas smirdantis pedofilas man nėra svarbus mano gyvenime. Dabar ir tada iš tikrųjų nebuvo svarbus. Nors, aišku, Sorošo fondas man stipendijos nedavė. Nors mano pažymiai universitete buvo patys geriausi. Nebuvo nė vieno studento, kuris turėtų geresnius pažymius nei aš. Tai aš buvau pats geriausias studentas ir nepaisant to, Sorošo fondas nedavė man stipendijos studijoms JAV, kadangi aš atsisakiau mylėtis su pedofilu Egidijum Kūriu. Tai, štai toks yra pasakojimas. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.